Subliuško antras bandymas pašalinti Jūs, kaip Raseinių žmonių tiesiogiai išrinktą merą iš mero pareigų. Trumpas komentaras, kokie kaltinimai buvo pateikti Jums. Pašalinti iš mero pareigų antras kaltinimas, sakysim, buvo pagrįstas tuo, kad 2015 m. gruodžio 15 dieną tarybos narių dauguma buvo pateikusi ir parengusi tarybos sprendimo projektą, kuris ne visiškai atitiko teisės aktus ir aš neteikiau jo balsavimui dėl įtraukimo į darbotvarkę. Šis kaltinimas buvo vyriausiam administraciniam teisme paneigtas ir išvada pasakyta, kad aš kaip meras pasielgiau teisingai. Prie šito pačio kaltinimo buvo antras kaltinimas, kad aš anot savivaldybės tarybos narių daugumos turėčiau pasirašinėti tarybos sprendimus tą pačią dieną, kaip įvyksta tarybos posėdis. Tačiau šitas kaltinimas irgi vienašališkai vyriausio administracinio teismo buvo paneigtas ir buvo reikšta išvada, kad aš kaip meras nepažeidžiau įstatymų ir nesulaužiau duotos priesaikos. Kaip manote, gal pagaliau naujoji valdančioji dauguma pradės dirbti rajono labui, vietoj to, kad vaikščiotų po teismus? Naujoji valdančioji dauguma, taip save vadinanti, šiandien nėra teisinė naujoji valdančioji dauguma, kadangi pagal vietos savivaldos įstatymą valdančiąją daugumą mes galime vadinti tik tai tą tarybos narių grupę, kuri yra delegavusi į savivaldybės administracijos direktoriaus postą, direktoriaus pavaduotojo posto savo atstovus ar į mero pavaduotojo posto savo atstovą. Jie šiandien šito nėra padarę, todėl tai yra tik tai tarybos narių grupė, kuri prisidengusi valdančiosios daugumos pavadinimu mėgina pakeisti įvykius jiems palankę linkme. Dėl darbo savivaldybei žmonėms noriu pasakyti trumpai tik tiek, kad jie daugiau tenkina tuos interesus ir tai, kas jiems atrodo svarbu kaip atskiriem tarybos nariams. O dėl bendrų interesų, sakysim, randame bendrą sprendimą savivaldybės tarybos posėdžių metu, kada priimami klausimai yra beveik vienbalsiai. Tai tiek galbūt komentuoti.